Pranašas Izaijas pirmajame skaitinyje, 11 skyrius 1-10 eilutės mums siunčia priminimą, nes Senas testamentas primena, ką Dievas jau yra sakęs. Priminimas yra būtinas. Norint daryti kažkokią pažangą, turim žinoti, ką Dievas jau yra žadėjęs, ką turime, kokią ginkluotę turime, kokius gebėjimus turime. Ir Sename testamente tas Izaijas, kuris turėjo tokią dovaną, jis buvo vienas iš pirmųjų, kuris regėjo Dievo šlovę. Tai yra tai, ką mes dar tik tai matysim ateityje. tą pačią šlovę, kurią aprašo ir evangelistas Jonas prieš pat savo mirtį, toje savo apreiškimo, toje apokaliptinėje knygoje. Čia dabar jisai kalba pranašaudamas, kad viešpats jisai garantuoja mums dangaus karalystę žemėje, nepriklausomai, kad mes praradom rojų, tą Edeno būseną dėl pirmųjų žmonių nuodėmės, tačiau čia jis kalba nefantazuodama. Žinot, būtų kvaila kažką žadėti, juk žinai, kad taip niekados nebus. Mes taip žmonės darom. Prižadam, pavyzdžiui, visi bolševikai, visi ten, kas ten dar tokie, kur čia žada visko, ko tik nori, bet tik tai į ateitį, tik į ateitį, tik negyvenk dabartimi, ateity ten pensijas pakelsim, kas ten ateity žmogaus teisės bus išpildys. Viešpats nesinaudoja bolševikiniais metodais, jisai kalba labai labai konkrečiai. Jeigu jis pasakė, vadinasi, tai yra tiesa. Dievas ką? Suklydo? Nesuklydo. Ir ką sako Dievas? Noriu priminti, kad visame mano šventajame kalne nevyks nieko pikta, nebus nusikaltimų. Jis kalba ne apie kažką tai, žinot, nerealaus, apie realaus. Jis kalba šventasis kalnas, čia reikėtų tokį dalyką priminti, kad apie tą kalną yra kalbama kitų pranašų, taip pat viešpats Jėzus. Prisimenat, ką darydavo Jėzus prieš darydamas kažkokį naują žingsnį. Daugiausiai skaitom, jis mokinius kažkur tai palikdavo ten prie ežero, pats užlipdavo ant kalno, kalbėdavosi su Dievu, su tėčiu, ir tada prasidėdavo tokie įvykiai, kad laikykitės. Ten ir vandenį eidavo, ten demonus varinėdavo. Taigi Jėzus yra parodęs pavyzdį. Sako, tas kalnas realus yra. Jau minėjom čia pas mus Kretingos bažnyčiai, kad kiekviena bažnyčia yra to kalno kaip prototipas. Brolis Benediktas, čia jo tarnystės laikais, padarė netgi tokią vizualę, tokia, matot, aplinka netgi buvo visada lygų, o dabar toks kalniukas atsirado, vadinasi presbiterija, paaukštinimas, altorius pakilo taip, ten jeigu norit, aukščiau dar galit pakilti. Aišku, ten jau ant to altoriaus jau nebelipkit, ten tik mūsų valytoja gali, kai jinai dulkes valo, užlipti. Bet labai simboliškai, kiekvieną kartą, kai mes ateiname, štai čia, kiekvienoj bažnyčioj, pildosi pranašystė. Jeigu pas tave namuose, tavo aplinkoj, pragaras, paklaus save, kada paskutinį kartą buvai užlipęs čia ant kalno. Kada paskutinį kartą esi buvęs viešpaties akivaizdoj. Evangelijų pagal Luko 10 skyriaus 21-24 eilutės Jėzus primena, sako, klausykit, atsigręžęs vien tik tai mokinius jis tarė, palaimintos akys, kurios regi, ką jūs regite. Sakau jums, daugel pranašų ir karalių troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. Apie ką Jėzus kalba?
Aš išversiu dabar labai konkrečiai mūsų katalikišką situaciją. Jis kalba apie mūsų laikus. Tie karaliai, va čia kur kalba, karaliai, pranašai, kurie norėjo išvysti ir neišvydo. Apie ką šneka? Apie adoraciją. Karaliai, net Erodas matė Jėzų. Išvydo. Poncijus Pilotas išvydo. Bet ko jie niekados nematė. Nei karaliai, nei Poncijai Pilotai. Adoracijos nematė. Štai ko jie nematė. Viešpats paliko tuos laikus, kai subrendo bažnyčia ir sako, jis dabar atsigrėžė į mus ir tarė, palaimintos akys. Mėlėjai, neįmanoma. Jeigu ieškote taikos, jeigu norime, kad visame mūsų aplinkoje nebebūtų pikto, nebebūtų nusikaltimų ir mūsų šalis, pradėkime nuo Kretingos parapijos, bus pilna, nes šalis bus pilna viešpaties pažinimo kaip vandens pripildyta jūra. Pranašauju visiškai ramiai, nebijodamas suklysti, kad tą dieną, kai Kretingoj per adoraciją bus ne 3-4 žmonės, bet 3000, bus 34 000. Ne tik Kretinga, iš visų kampų važiuos, kad pabūti ir pamatyti tai, apie ką kalba Jėzus. Pamatyti tai, ko troško karaliai, pranašai išvysti. Vat tą akimirką prasidės fantastiški dalykai. Žmonės sakys, palaukit, o koks nors dar blogis Kretingoj dar vyksta, negalės niekas prisiminti. Vagis Kretingoj nebevoks, važiuos vogti į Klaipėdą. Plėšikai visi persikels į visus kitus miestus, kur, adoracijos nėra. Ten, kur žmonės neateina prie šito kalno. Aišku, kai visi sužinos, kad Kretingoj nebėra banditų plėšikų, žmonės durų neberakins. Visos parduotuvės bus nerakinamos, nes blogio nebus. Apie tą Kretingą, kai žmonės ateis ir bus Jėzaus akivaizdoj, sako, nebus nusikaltimų, nevyks nieko pikta, žmonės dalinsis. Kai ateis algos dienas, sakys, nežinau, kam man ta alga reikalinga. Kaip tai? Aš viską turiu. Jeigu man ko nutrūks, nueinu pas kaimyną iš šaldytuvo ir pasiemu. Čia jūs taip sako, gyvenat? Mes jau seniai taip gyvenam. Eik tu savo. Čia taip kalba viešpats. Čia yra parašyta, kad čia tie gyvūnai, kur aprašomi pas pranašą Izaiją, kad ten, liūtas ganysis su, veršiu, ten karvė su lokė, paskui, kad kūdikis galės įkišti ranką į gyvatės urvą ir nebus piktybės, bus harmonija. Tai yra įmanoma. Aš nemeluoju. Jeigu aš meluoju, tada reiškia Biblija irgi meluoja. Užmuškit mane akmenimis. Bet jeigu aš sakau tiesą, mėlyjei, tik reikia, kaip tam Pranciškui Ksaverui, perduokit šitą žinią kaimynams. Kretinga, mes galim būti tokiais. Aš negaliu atsakyti už Klaipėdą, Palangą. Ten irgi yra, Klaipėda yra broliai, tegul jie šneka. Kai jiems atsibos visokie nusikaltimai, jie irgi ateis, jie irgi pradės adoruoti. Aleliuja. Mėlyjei, ir sako, šalis, visa ta teritorija bus pilna viešpaties pažinimo. Dabar, kodėl kalba apie pažinimą? Pažinimas tai nėra, kad tu perskaitai knygutę arba atėjai paklausai homilijos Kretingoj. Pažinimas yra daugiau. Kada Biblijoje kalba apie pažinimą, sako, ten Adomas pažino Ievą ir jinai tapo vaisinga, ne? Paskui ten Abraomas pažino. Pažinimas yra labai intimus dalykas. Tai reiškia, kai tu ne tik tai proto lygmenį,
pas tavį yra santykis su Dievu. Čia yra kalbama, kad šis reiškinys, pažinimas įvyksta tada, kai mes šaukiamės šventosios dvasios. Čia yra parašyta. Kai mes šaukiamės, tada ant mūsų nužengė šventosios dvasios visos 7 dovanos. Čia, kad, žinot, kai aš tuos dalykus kalbu, jis turi pagrindą. Čia nėra ant tokios tuščios vietos ta taika vis atėjusi, tas gerbuvis. Sako, tada nužengė viešpaties išminties ir supratimo dvasia, dingsta kvailystės ir nesąmonės, ateina tada patarimo ir tvirtumo dvasia. Vat kaip tie visi nusikaltimai, kaip tas piktumas dingsta žmonėse, kaip žmonės nebedaro nusikaltimų. Tu esi tvirtas, tu gavai tvirtumo dovaną, tu atsilaikai prieš gundymus. Štai kur klausimas. Tvirtumo dvasia, toliau pažinimo ir maldingumo dvasia. Kaip tu išbūsi adoracijai be maldingumo dovanos? Be šansų. Ir taip pat paskutinė 7 Dievo dvasia, viešpaties baimės dvasia. Didžiulė baimė ne todėl, kad tave pagaus, kai tu ateisi į nerakintą parduotuvę ir kažką pasimsi. Tai yra pagarba. Aš iš didelės pagarbios Dievo baimės myliu visus žmonės, nedarau blogio. Ne todėl, kad mane nuteis, bet todėl, kad tai yra priešinga meilė. Aš tai branginu, va tą taiką ir ramybę, tą šalom, kad aš nebedarau blogio. Čia, aišku, gali atrodyti utopiškai, bet visas krikščioniškas gyvenimas yra utopija. Tačiau jis yra įmanomas. Šiandien susikaupiam ir pabandykim, nedaug liko iki šios dienos pabaigos, įgyvendinkim šios dienos Dievo žodį, būkit geri, nieko neapiplėškit šiandien, nepavokit, nepadarykit nieko piktą, kad jokio, bent jau čia, kur esat, kad nei vieno nusikaltimo nepadarytumėt. Nu ir ką, žiūrėkit, kitą dieną bus daugiau žmonių tokių kaip mes. O po mėnesio, po kalėdų viskas, galėsim jau ir durų nerakinti. Amen, aleliuja.